Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Į Alytaus turgavietės atvykstantys asmenys paskutiniu metu susiduria su romų tautybės žmonėmis, kurie įžūliai reikalauja pirkti įvairias prekes. Žmonių psichologiją gerai išmanantys atvykėliai dažnai renkasi pagyvenusius asmenis ar moteris, kurios ne visada atsispiria įkyriems prekeiviams. Gyventojams čia pat turgavietės automobilių aikštelėje demonstruojami aštrūs peiliai. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate eilę kartų už mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimus bausti rumunų tautybės asmenys, kurie be savivaldybės išduoto leidimo turgaviečių prieigose prekiauja įvairiais daiktais, peiliais, puodų rinkiniais. Pastebėjusius šio pobūdžio prekybos pažeidimus, miesto gyventojus prašytume kreiptis į policiją telefonu 112. Filmuojant šį reportažą šalia Jazminų turgavietės atvyko ir policijos ekipažas, kuris įspėjo romus, kad prekiauti galima tik turgavietėse, tačiau šie, ko gero, geriau tai žino negu policijos pareigūnai. Prekybai turgavietėse reikalingas patentas ar kiti dokumentai. Tuo tarpu turgaus prieigose prekyba nors ir draudžiama, tačiau už tai gali būti tik įspėtas. Pilietiškiams asmenims tiesiog patartume su jais nebendrauti ir žinoma kreiptis, kaip ir minėjau, kreiptis pagalbos į policiją, dėl to, kad tai vis tik yra pažeidimai. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ši problema senai žinoma. Policininkai ne kartą baudė romus, tačiau jie atvežti į policijos komisariatą, tvarkingai sumoka baudą ir vėl imasi prekybos. Policijos žiniomis Alytuje darbuojasi 6 romų tautybės atvykėliai. Už mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimus gresia nuo įspėjimo iki 115 eurų bauda. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.